Praeitoje Gedimino 11 serijoje. Vyriausybėje karšta. Atsistatydinus LRT generaliniam direktoriui, Agnė ir Ruzgys ieško tinkamo kandidato į šį postą. Spaudos magnatas Antauras, sužinojęs apie laisvą LRT generalinio direktoriaus kėdę, slapta audžia mintį užimti buvusią televizijos vadovo vietą. Tuo tikslu jis apsilanko pas premjerą Ruzgį ir siūlo savo kandidatūrą. Ruzgys į jo prašymą sureaguoja skeptiškai. Klaipėdos nusikalstamo pasaulio lyderis Uksusas, plėsdamas valdas Vilniuje, susiranda du parankinius – Kastilių ir Borovą. Tačiau jie turi išlaikyti egzaminą – įvykdyti kokį nors nusikaltimą. Kastilius ir Borovas, norėdami įsiteikti Uksusui, pagrobė premjero sūnų Sidą. Ši žinia stipriai sukrečia ne tik Ruzgį, jo žmoną Liudą, bet ir Virgą. Virga, manydama, kad tai dėdės Butauto darbas, įsiveržė į jo kabinetą ir visų akivaizdoje jį užsipuola. Tačiau nei Butautas, nei jo parankinis Romas teigia nesą prie to prisidėję. Ant kojų sukeltos visos teisėsaugos institucijos. Tačiau Ruzgys asmeniškai kreipėsi pagalbos į Tomą. Tomas pažada kuo greičiau išsiaiškinti Sido pagrobėjus.